Pernai metų vėjai seniai prašvilpė, bet tai nereiškia, kad nesugaudysim jų, nesurišim ir taip neatsigręžę į tai, kas buvo, nueisim. Anaip tol. Tuoj prisiminsime, į kokį sūkurį gruodžio dienos mus buvo įtraukusios. O įsuko mus gyvenimas į rūpesčių ir darbų verpetą iš tiesų nuo pat pirmųjų gruodžio dienų. Mat jau pirmosios gruodžio savaitės pabaigoje mūsų laukia 2 svarbus renginiai – Liutauro smuiko koncertas ir kalėdinė mugė. Nuo pasiruošimo jai ir pradėsime. Kaip ir kasmet, didžiausias iššūkis visuomet yra sugalvoti, ką galima būtų pagaminti mugei. Magdė, pasinėrusi į karoliukų verimą, stvėrėsi apyrankių darimo. Vėliau tradiciškai žaidė su muilo mase. Muilo fabrikėlis atidarytas. Muilo virėja nykštukai verda muilą. Ne? Liutauras gi mąstė labai praktiškai. Reikia prekiauti tuo, kuo tikėtina niekas kitas neprekiaus. Pradžiai, kad geriau galvotųsi, susukome keletą žvakių iš nuo pernai likusių spalvotų vaškuolių. O tada, pažarstę galvoje kilusias mintis, atradome vieną seniai pamirštą kalėdinę idėją – pušų spyglių sausainius. Tad čiupomės nelaukdami tos idėjos ir kibome į darbus. Prisiskabėme pušų spyglių, plovėme, džiovinome juos, paskui kavamalę smulkinome. Pamakaluok truputėlį. Na, o tada jau dėjome į tešlą ir kepėme. Čia vis tiek susitepsi su sausainiais dar. Magdė, kuriai Liutauras kopijuoti idėjos neleido, rado išeitį kepdama savo sausainius pagal tą patį receptą, tik vietoj spyglių dedama kakavą. Dabar dėsime šaldymo kamerą ir lauksim. Per tą laiką susitvarkysim stalą čia. Tu ją suplok, jinai greičiau atšals. Pasidėk su visų maišiukų ant stalo, suplok. Nu, nykštuk. Merry Christmas. Ir nors, užbėgant už akių pasakysiu, kad jie mugėje nebuvo populiarūs, mums patiems jie taip patiko, kad po mugės beveik pešimės, kam atiteks tų sausainių likučiai. Taip atėjo ir savaitės pabaiga. Labai apsidžiaugėme, kad smuiko metų pabaigos koncertas buvo suplanuotas gruodžio pradžioje. Liutauras ypač džiaugiasi, kad pagaliau atgros ir nebereikės sukti dėl to galvos. Ir iš tiesų, kol dar tas prieškalėdinis maratonas nebuvo prasidėjęs, labai šauniai visi sudalyvavome mokytojų namuose surengtame smuikininkų ir pianistų koncerte. Kas atlikėjų, kas stebėtojų rolėje. Kitą dieną po koncerto skubėjome į mugę, kurią surengė mūsų bičiuliai iš Laisvų vaikų mokyklos be sienų. Galybė vaikų ir tėvų sugužėję į meilės laivo sodybą dalijosi visu tuo, kuo tik galėjo. Vieniems sekėsi geriau, kitiems ne taip, tačiau faktas lieka faktu. Prieš kalėdinę mugę šventas reikalas. Ir tikrai labai smagu buvo išvysti seniai matytus veidus, bičiulius, su kuriais ne per dažniausiai turim galimybių susitikti kitur. Buvo tikrai smagu.
Praeitą savaitgalį mus pagavo 2 gimtadieniai. Vienas jų draugės Emilijos, kurį mūsų šauni draugų kompanija nusprendė atšvęsti nestandartiškai. Vaikai sumanė vieni pasidaryti nedidelį 6 km žygį nuo mūsų namų iki Emilijos senelių. Labai smagu, kad vaikai turi draugų, kuriuos pažįsta nuo pat vaikystės ir kuriais galime pasitikėti, palikdami juos vienus užsisakyti pizzą ir tiesiog paaugliškai padūkti, pakvailioti. Vakare parsivežėme vaikus laimingus iki ausų, su pilnom kišenėm įspūdžių, kuriais dalinosi dar kelias dienas. Kitą dieną išsiruošėme į močiutės gimtadienį ir ten atsižymėti reikėjo. Sėkmingai pabuvome, močiutę pasveikinome ir tai buvo praktiškai visas mūsų prieškalėdinis maratonas, kaip niekada vykusiai išmėtytas po gruodžio mėnesio pradžią. Tad galėjome ramiai atsipūsti ir laukti kalėdų. Na, bambų išvertę tikrai negulėjome. Tai va, žiūrėk, tai va tais, kuriais skaičiuojam, jie yra natūralūs, ne? Jiems priešingi nuo 0, jeigu mes tiesiai jie žiūrim skaičius, yra minusiukai, ne? Neigiami skaičiai, -1, -2, -3 ir taip toliau, ne? Tai va, ir jie visi yra sveikieji, jeigu mes juos visus pasimsim, jie yra sveikieji. Tai va, mes dabar kalbam apie natūraliuosius, ne? Gerai, nu tai žiūrim natūralieji. 30. Taip, nu, kaip perskaitytum šitą skaičių? 25 milijardai, 1 milijonas ir 32. Taip, ir 32. Visada pasižymėt, svarbiausia, kai kurio skaičiuko, tada tau bus lengviau. Parodėk, aš neturėsiu ką įdėti. Tegu. Kiekviename istorinėme žemėlapyje atsispindi konkretaus laikotarpio pasaulio supratimas. Tai yra istorinė praeitis. Išnaudojame tą progą susiorganizuodami pusmečio atsiskaitimus mokyklai, kad galėtume ramiai šventės ir po jų būsiančias atostogas sutikti. Pasimokę iš pernykštės patirties, bei bandydami atrasti raktą į racionalų, besiugdančių šeimoje vaikų testavimo ir vertinimo procesą, ieškojome būdų, kaip vaikus vertinti iš to, ko jie mokėsi, o ne kaskart iš viso kurso, kaip kad praktiškai buvo ankstesnėje mokykloje. Šioje vietoje regis pavyko rasti neblogą sprendimą. Pasitelkus dirbtinio intelekto įrankius pavyko pakankamai greitai vaikams paruošti vertinimo užduotis iš to, ką konkrečiai jie mokėsi. Viso to pasėkoje vertinimas išėjo, sakyčiau, tikrai prasmingas, be bereikalingos frustracijos, žinant, ko iš to nori ir realiai parodantis, kas kur yra ir kas ką moka ar nemoka. Mam, kas šitą daiktai veikia čia? Mano kantoje ištraukė mano perskaitytą knygą. Daiktų dar čia kažkokių prikroviai. Gerai, tai pradedam mūsų laidą apie knygas. Šiandien mes pristatysim knygą, kuri vadinasi Nevykėlio dienoraštis. Ją parašė kūrėjas Jeff Kinney, jis gyvena Amerikoje ir jis vis dar gyvas, negaliu patikėti. Ir mes ją pristatysim, tai atverčiam knygą. Tai ką mes čia turim dar? Mes turim kasetę. Jo. Pavadinimas yra Sąlygas diktuoja Rodrikas ir ne veltui, dėl to, kad Rodrikas yra jo didysis brolis, kuris žiūri mėgdavo roko muziką. Ir man šitą kasetę primena vieną istoriją, kaip jis su draugeliais atvarė į namus jo ir kol tėvų nebuvo, padarė vakarėlį ir jie klausėsi mantros roko muzikos ir man dabar šitą istoriją visą tai primena. Judam toliau. Šita žvaigždutė knygoje Kalėdos buvo ir jam padovanojo tik tai matematikos knygą ir padovanojo tą krepšį koniams rinkti. Todėl jam labai nepatiko tos Kalėdos. Tai va. Va, visas mano knygos pristatymas ir man šitą knygą labai patiko, aš kai ją skaitau, man suteikia malonumo žiauriai. Ir aš jums labai rekomenduoju perskaityti visas šitos knygos serijas ir šitą knygą, aišku, irgi. Tai, žodžiu, šiandien bus tiek, aš pristačiau knygą, o aš toliau varau, sudėsiu visus daiktus, man reikės tam pasiruošti dar kažkokią knygą pristatymą. Ir šiandien bus tiek. Ate. Tikrai. Labas visiems. Aš jums norėčiau pristatyti knygą Meškis ir kiškis, kas traška naktį. Šitą knygą sukūrė Joan Dauk ir Jim Field. Tas Joan Dauk yra, jis sukūrės yra Minecraft žaidime pabaigą. O Jim Field, aš nežinau, jis tiesiog gyvena Paryžiuje ir tiesiog išleido šitą knygelę kartu su
Tai šita knyga yra apie tai, kad meška su kiškiu atsibunda ir pamato, kad dingo keli medžiai. Po to jie paieškojo dar, ėjo prie kitų medžių ir jų irgi nebėra. Po to jie išgirdo kažkokius tai keistus garsus ir nuėjo prie tos vietos ir tenais buvo irgi tiktais išgraužti medžiai. Po to jie pamatė, kad kažkoks tai bebras ten jau medžius graužė. Jie atėjo ir jį vadino siaubūnu, nes jie nežinojo, kad čia bebras. Bet tai jis nebuvo toksai jau per didelis, kaip atrodo, mažesnis tikrai už mešką. Ir po to jie nusprendė būti draugais, bet pirmiausia bebras atsisakė, nenorėjo laiką leisti nesąmonėms, bet po to visgi nusprendė būti draugais. Ir jie pastatė jų visų žvėrelių klubą. Ir ten buvo ne tik meškis, kiškis, bebras ir genys, o ir dar visi kiti žvėreliai atėjo į pabaigą, nes ten buvo visų žvėrelių klubas, bet meška kažkodėl tai ten išėjo į savo vietą, nes jis buvo galbūt jai per mažas, kad visiems būtų. Tai jo, jie pastatė nebebravietę, užbrauktą nebebravietę. Mano bebravietė, užbraukta ir mūsų klubas. Tai, va tai va čia atrodė, bet manau, kad meška čia tilptų. Bet ji kažkodėl išėjo, aš pati nesupratau, kodėl ji išėjo. Galbūt norėjo pamiegoti, o ne savo čia vakarėlį daryti, klubą. Visą tą, tai ji turbūt išėjo, bet manau, ji vėl grįž. Tai, va aš galiu ją ir pristatyti. Na, o tarp visų testų, kurių realiai turėdavome kasdieną po vieną ar du, bandydavome visaip kaip prasiblaškyti. Labiausiai tam tiko fizinė veikla. Man parašo veika. Rytoj tai padarysim. Gerai. Davai rytoj pradam nuo tokių visokių, nes jie yra sunkiausi, nes tu turi pilną energijos pradžioj. Ir kaip tas padaryti, tada jau gali visokius tokius daryti ant kalno. Geriausia tokius pirmą daryti. Tokius tai easy, dabar tai. Galiu kokį 1000 daryti. Magda ruošiasi. Ar matėt, kaip gražiai šiam pasnigo? Jo. Taip ne per daug. Pagaliau balta šiek tiek, ne? Nu, sportininkė. Progres. O man norėjo. O kur čia jie? Nu, į šonus pabandysi, Liutaurai? Į kokią nors vietą. Ir dabar išlaikyti. Skauda koja? Tikras norės sugalvoti. Taip pat visai neblogai smegenims pailsėti leisdavo naujas Magdės žaislas – nedidukė kalimba, kurią Magdė mokėsi įvairių kalėdinių melodijų. Į pabaigą ėjo ne tik atsiskaitimai, bet ir visi vaikų lankomi būreliai. Magdė metus užbaigė su savo kalėdiniu filmuku, kuris buvo demonstruojamas ir šio moksleivių centro kalėdinėme renginyje, kuriame nepavyko mums sudalyvauti. Ho, ho, ho! Merry Christmas!
Videomeno būrelio vaikai prieš šventės taip atsipalaidavo, kad paskutinėje pamoką Magdė čia buvo viena. Teko man jai kompaniją palaikyti mokytojos surengtame kahute. Nepatikėsite, Magdė prieš mane laimėjo. Tai buvo paskutinis prieš atostoginis užsiėmimas, po kurio Magdė pasinėrė į kalėdų laukimą. Norėjosi ir draugėms dovanų priruošti, ir namus pasipuošti. Labai norėjo mergužėlė pasistatyti eglutę savo kambaryje ir ją visaip padabinti. Nes kurgi įdės tas draugėms ruoštas dovanas. Daug čia jų pridarė, tik štai per darbus darbelius namai gerokai apsijaukė, todėl teko sutarti. Eglutė bus, bet kambarį tvarka irgi turi atsirasti. Tačioje vietoje teko raitotis rankovės ir kiek apsikuopti. Su mūgiu ir koncertu pas mus prisikaupė labai daug daiktų. Reikia daryti tvarką. Padarysim tvarką? Ja. Labai gerai. Imamės tvarkos darymą. Čia tamsu gyvena? Pasirašė, O, kaip čia gražu ir tvarkinga. Dar šitą, kai iš kitos pusės einam, pažiūrėsim, kaip atrodo. Tai sudėk tą. Taip, eglutę. Čia per labai gerai atrodo. Žiūrėk, laidus sutvarkėm, ne? Taip, svarbiausia, ką mes sutvarkėm? Sutvarkėm visą kompiuterio laidyną. Tai labai svarbu, nes jie painiuosi, ne? Čiak. Palangę aptvarkėm, šiukšlės surinkom, ne? Oi, tai ten dar nuotraukas rėminsi, ne? Ei, papasakok, nuotraukas rėminsi? Jo. Taip, iškažiūrėk, ką purkštukas veikia? Čia jis bus, ar jai tai reikia paimti? Gerai. Pelytės gyvena, šiukšlytė dar viena likus. Okay. Taip, puikiai pelytės klaviatūros. Nu vas, kaip, Magdutė, švaru, tuščia ir gražu, ne? Viskas savo vietose, viskas kaba, kur reikia. Laisvos vietos ant stalo. Laiminga? Jo. Labai laiminga ir net lova paklota, ne? Gerai, puiku. Va čia naisa. Tavo eglutė labai graži. Labai daug švaikštučių. Tu labai gražiai papuošė. 300 žvaigždučių. Okei. O kiek dabar turi žvaigždučių? Tuoj, palauk, šitą pagražinsiu. Šitą. Nes čia tokia. Na, išlinda, ne? Jo. 6, 7, 8. 9 raudonos. 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Kai atsiskaitimai mokyklai buvo baigti, namai papuošti, taip palengva ramiai ir pačios kalėdos atėjo. Turbūt pirmas iki po ilgo laiko be skubos ir be protybės. Kūčių stalas su Magdės pagalba buvo padengtas, visi, kas prie jo turėjo būti, susirinko, beliko stabtelėti prieš metų pabaigą ir pasidžiaugti tuo, kad galime štai taip visi kartu leisti laiką. Išsakykite pas. Rasdavo šitą palapinį šventę rugsėjo pabaigoje ir paskui būdavo ta sutaikymo šventė, žinot, pas jos lenktyvūras. Taip. O būtent per tą dieną Jėzus gimė. Bet, o kodėl nutarė švęsti va dabar? O todėl, kad čia iš pagonė atėjo. Kai va ta saulėgrįža. Va Jėzus buvo, Jėzus šitas Marijos įščias prasidėjo. Liutaurai. Duok Alinai. Jinai žino, kas yra plėskelė. Agnė neatsiuntė į Angliją. Mums kaip introvertams, kuriems geriausios šventės tiesiog būti namuose, nieko daugiau iki pilnos laimės ir netrūko. Man visada patinka su pomidorais. Čia skaniai atrodo kalėdinis kepsnys. Atidenk. Ne, čia karšta bus. Kalėdų rytą draugams išsiuntinėjome savo kalėdinius šventinius palinkėjimus. Jei jūs jų tąsyk iš mūsų nesulaukėte, čiupkite ir laikykite pasidėję, kad visiems metams užtektų. Tiesa, vis tik dar vienas kalėdinis akcentas buvo uždėtas prieš kalėdas. Buvome pakviesti į kalėdinį spektaklį, kuriame vaidino Magdės draugė.
Spektaklis Dėkingumo dovana, surengtas Biblijos kelio bažnyčios, buvo tikrai įspūdingas. Brangioji, na kasgi nutiko? Nežinau. Ai, pagalvok ir paaiškink, kas nutiko. Gerai, na pavyzdžiui, ką jūs sugalvojate man padovanoti per šias kalėdas? Agne, sulauk švenčių, galėsi išpakuoti dovanas ir pasižiūrėti. Tau viskas patiks. Tu to tikra, mama? Agne, kaip tu sau leidi kalbėti su mama? Kaip? Kodėl jūs niekada man nenuperkate ko nors brangaus? Jūs manęs nemylite? Mes mylime tave labai. Agne, taip elgtis nedėra. Tėti, susipažink, čia Agnė. Sveika, Agne. Labadiena, ponė. Tėvelė, Agnė kuo skubiausiai reikalinga tavo pagalba. Ji negali rasti kelio į savo namus. Praėjo jau kelios valandos, jos tėvai tikriausiai labai nerimauja. Oi, tai labai negerai. Mes tuoj pat eisime ieškoti jos namų. Tėvelė, mamytė. Agne, mano brangioji, tu grįžai, tu namie. Kur tu buvai? Dukrelė, mes taip nerimavome. Atleiskite man, jaučiuosi tokia kalta. Po to jums viską papasakosiu. O dabar noriu su kai kuo jūs supažindinti. Tai Rasa ir jos brolis Tomas, o čia jų tėtis Martynas. Net nežinau, kaip jums atsidėkoti. Klimas, Martynas Klimas. Pone Klimai. Nereikia dėkoti. Dievas gailestingas. Jis pasirūpino jūsų dukra. Tėti, ponas Klimas ieško darbo. Aš pagalvojau. Darbo? Aš kaip tik ieškau sargo savo ūkį. Tik nežinau, ar jūs sutiksite. Matote, reikia gyventi ūkio teritorijoje. Bet ten yra labai jaukus namelis sargoje. Tėti, aš turiu labai didelį prašymą. Pasiėmiau iš tubyklę savo santaupas. Ar tu ne prieš jas, už jas nusipirksiu dovaną vienam vargšui berniukui? Žinoma, aš nebūsiu prieš. Aš labai džiaugiuosi, kad tau negaila išleisti savo pinigų kažkam kitam. Gal galite man supakuoti šį arkliuką? Žinoma, panelė. O tu jau išpakavai savo dovanas? Mano dovanos? Aš žiūrėjau jas. Ir jos yra šiose dėžėse. Šiose dėžėse? O kam tu jas čia atsineši? Noriu jas padovanoti kitiems vaikams. Padovanoti savo dovanas kitiems? Na, kaip atiduoti? Reikalas tame, Barbora, kad per šias kalėdas aš suprantu, kad man nereikia daug daiktų ir žaislų. Aš nusprendžiu juos atiduoti tiems, kuriems jų tikrai reikia. Mano širdyje toks džiaugsmas, bet niekada taip nesidžiaugiu. O tu atiduodi savo dovanas ir džiaugiesi? Taip, Jėzus pakeitė mano širdį. Man nuolat norėsiu kažko daugiau ir kažko geresnio, o širdyje vis tiek buvau nepatenkinta. Bet supratau, kad tai buvo mano godumas ir pavydas. Dabar viskas bus kitaip. Pabandyk ir tu padaryti kažką gero kitiems. Žiūrėkit, garsioji dainininkė. Brangus miesto gyventojai ir svečiai. Mes labai džiaugiamės, kad jūs atėjote į šį šventinį pasirodymą. Jūsų dėmesiui Polina Paletė ir jos daina apie gerąją naujieną.
Dar sykį vaikai panoro išlysti iš namų, kai sužinojo, kad kino teatruose jau rodoma filmo Ežiukas Sonic 3 dalis. Greitai apsitarę su keliais draugais, kartu visi nuėjome. Ir nors antroji šio filmo dalis mums suaugusiems pasirodė daug vertingesnė, daugumai vaikų vis tik labiau patiko šioji, 3 filmo dalis. Vienintelė Magdė pripažino, kad šioje dalyje buvo per daug efektų ir mažokai pačios istorijos. Kaip ten bebūtų, filmo finalas davė užuomeną į tai, kad bus ir 4 dalis, kurios lauksime ne mažiau nei laukiame šios. Taip, po truputį išmušė ir paskutinė metų valanda. Naujametinis punčas. Ateik, aš turiu šitos degtukus. Turiu degtukus, uždėkim šitas. Fejerverkų patys leisti nepraktikuojame, tačiau bengališkų ugnelių paprastai neatsisakome. O, uždėkit su tėveliu. Davai, kiek saliutų, Čia deginama ir prie liūdų. Tai čia, kai tai uždegam čia ir nueisim iki ten. O? Super. Šitos neskaudatos? Laikykit dabar. Palauk. Pabelsk į langą. Pabelsk. Gerai, šitą. Su naujaisiais! Su naujais metais! Galiu vienu. Gerai, imk. Su naujaisiais! Su naujais metais, su nauja laime. Kas, kad jie bus geri? Oi, lauk čia. Nors jie prasideda. Sargiai, čia žiūrėk po kojom. Nuo trečiadienio, bet vis tiek. Čia man atrodo šitą. Kas? Gyvatės metai. Taip, gyvatės metai. Man patinka. Gyvatė gerai. Aš čia atsišviečiau rožinis kažkoks balionas. Tai kiek saliutų? Kad joms bežaižaruojant, linkime gražių, jaukių, šiltų, ramių ir visaip kaip spalvingų bei prasmingų metų.